Montvydas visada nešdavosi būry rašomai mašinėlė. Jis buvo neaukšto ūgio, labai, toks, labai rimtas kariškas atrodė visai. Jis buvo labai teisingas. Kiek buvo susišaudimų kokių, visur jis ištrūkdavo iš tuo susišaudimą. Nes kadangi buvo geras, kaip sakė, geras vyras, žmonės juo neišduodavo. Jeigu jis būtų buvęs nemylimas žmonių, jis būtų išbuvęs tiek laiko, jis buvo teisingas, principingas buvo. Neleido savaliauti partizanai, buvo drausmingi partizanai buvo. Tėvas įsilaikė nuo 44 iki 53 metų. Iš Lietuvos apygardos buvo ilgiausiai įsilaikė. Tik tai jisai yra sakęs savo ryšininkui, kažin kaip mano vaikai mane įvertins. Žinai, kada ateis laikas, kaip mano vaikai mane įvertins, kad jie taip vargsta dėl manęs, reiškia. Yra sakęs tokią frazę, kuri man įstrigo. Vlado Montvydo ir Bronislavos Ralytės šeimoje augo 2 dukterys ir 3 sūnūs, kai atslinko antroji sovietų okupacija ir tėvas išėjo į mišką neva trumpam palikdamas šeimą. Žmonės dar nebuvo pamiršę 1940 metų okupacijos teroro. Dar nenutilo kalbos apie plėšikavimą, trėmimus, Rainių žudynes. Žemaičiai visą laiką ruošėsi pasipriešinti sugrįžtančiam okupantui. Vladas Montvydas sekė politikos aktualijas ir aktyviai dalyvavo pilietinėje veikloje. Baigęs puskarininkių mokyklą bei tarnybą Lietuvos armijoje viršilos laipsnių, jis buvo Varnių Valsčiaus Šaulių sąjungos skyriaus vadu, organizavo jaunimą į Lietuvos laisvės armijos vanagų būrius, atėjus lemtingai valandai, tapo Šatrijos rinktinės partizanu ir išėjo ginti savo tėvynės. Tėvukas buvo prieškario laikais šaulių vadas, paskui verslą turėjo, tai dirbo pasikelius staliai, ten darydavo baldus arba ten vežimus, jis susimdavo realizaciją arba tiekimų, paskui dar buvo momentas, kad kooperatyvo vadovo buvo, žinau, kad parduotuvė buvo. Aš atsimenu, ant stogo kažkoks ratas sukdavosi. Tai mūsų kambariuose elektra švietė. Iš karto kalvė pasistatė, dirbtuvės pasistatė, prisisamdė darbo jėgos ir pradėjo verslą. Kiek jie agitavo, kad bėgtumėm į vakarus, jisai pasiliko. Jis tikėjosi, kad neilgai jis pradėjo organizuoti jaunimą, ginklų paliko vokiečiai, jis juos apginklavo ir sukūrė partizanų būrius. Montvydas buvo savam krašte, vadovavo vanagų būriams, jis vežė apmokymams į platelius, tai kiekvienas rajonas turėjo savo vanagų. Atsimenu savo kaimo jaunimą, buvau paauglė, bet man viskas buvo įdomu ir daug ką žinojau. Tai buvo 44. Į vanagus tada jungėsi Budeckų, buvo Kostas ir Simonas, Bukauskų buvo Bronius, Stasys, Kalnikas Alfonsas. Mano broliai Antanas ir Petras buvo. Jie kažkokią tai veiklą darė, ypatingai saugojo nuo raudonųjų partizanų, kuriuos tada vadindavo banditais. Ir aš galvoju, ką tai žodis banditas reiškia. Ir atsimenu tokį vieną atvejį tik tai, kai jie saugojo savo kaimo žmonės nuo plėšikavimo. Ir sužinojo, kad užėjo pas kaimyną būrys raudonųjų partizanų, jie pavijo juos iš ten, išvijo. Ir iš tokių vanagų, kaip Kendarai, Bukauskai, Budurlovskai, susidarė pirmieji partizanų būriai. Nes paskui tie patys vyrai ateidavo jau su uniformom, su šautuvais, su ginklais.
Jau jie buvo partizanai, kovotojai už Lietuvos laisvę buvo. Kurie vokiečių metais buvo vanagai. Kur kovojo ne tik tai su rusais, bet su vokiečiais kovojo. Nes skaitė ir okupantas ar rudas, ar raudonas yra vienas pats. Net dainos buvo, nesvarbu, ar rudas, ar raudonas, vadinau šėtonu. Ganykloje karves ganiau. Jau rytą, tas maždaug apie 9 valandą, ir priėjo prie manęs vyriškis. O tai sako, jūs čia karves ganot. Taip. O kas daugiau čia vaikščiojo? Sako, daugiau čia nieks nevaikščiojo. Aš viens, jeigu ateina miškiai. O kits čia nieks. Aha. Nu gerai, sako. Nu ir mes įsiskyrėm. Įsiskyrėm ir paskui aš, nes buvo mūsų žemėje, tėvų žemėje, eglinėlis toksai prie daubos. Ir aš tas karves ganydams žiūriu, kad išgulėta. Yra išgulėta, yra kažkas buvęs. Paskiau prandu popierius, tamsius popierius. Žiūriu, kad tie popieriai išspausdinamos mašinėlės. Tada aš paėmiau tus popierius, surinkau visus, prakasiau spyglius ir pakavojau. Nu ir paskiau jau mes susipažinom daugiau, tai tada jie prašydavo manęs, jeigu ką nors pamatysi ateinant, stribokus, tai pasakyk mums. Pas ką apsistojo partizanai, jis atsakingas už jų, reiškia, apsaugą apskritai. Vadinasi, jie turi būti įspėjami iš anksto, jie savo sargybos neišstato, arba įstato jie tokį lokalinę, o tokį didesnį sargybą, tai būdavo, mes vaikai einam, reiškia, į Miečių piliakalnį, reiškia, apsistojam ant to piliakalnio į visas pusės, į Rietavo, į Laukaus pusę, į Tvero pusę, į Varnių pusę, matosi maždaug apie 10 kilometrų. Tai reiškia, tai nesvietiškai gera vieta, tokia apžvalgos po. Ir mes stebim, paido kokie svetimi, tai mes jau duodam signalą, apačioje stovi kitas, tas vėl duoda, ir partizanai ir įspėjami, kad, reiškia, mums jau grėsia pavojus, ateina svetimi žmonės. Maitinti ir tai niekas yra, bet svarbiausia apsaugoti. Kokia tai yra įtampa, kokia tai yra baimė. Kaip visą laiką, kaip zuikis žvalgais ir šiek, o kažkas eina, kad, ai ne, čia tas ne ten. Pasakau, kad buvo špionis kelias. Čia buvo atvažiavę iš rajono ir interviu davau, nu tai. Tai čia ir iš tas toks. Prie jums irgi geresnis. Tai va čia atvykom į Kalniškis 1952 metais. Buvo padarytas slėptuvė bunkeris. Jie kasė, Montvydas kasė ir tas visi trys, ir tas vokietis kasė. Jo kasė ir greitai padarė. Ir po savaitę daugiau išbūdavo ir keldavosi kitą vietą. O kada ateidavo, duodavo ženklą. Ganykloje buvo ąžuoliuks ir tas ąžuoliuks buvo matoms prie mūsų namų. Ir kada būdavo ąžuoliukė medis pakabinti, šaką medį, tada žinokit, kad yra partizanai ir reikia nešti valgyti. Buvo. Ir ateit sutart ženklas. 3 kartus turėjo į žemę subaladuoti. Tada įleis, o jeigu kitap jie neatsag iš ten neįeis. Vaikščiai, žinai, jeigu nežinoja vietas, tos nerasi. Jo, nerasi tos vietas. Dabar skundė save. Taip gražiai egliki būdavo, tai sautų egliki nukeli iš Landvyro lauko.
Kad būtų vokietis neišdavęs, ir būtų niekas nežinojant, kad čia buvo bunkeris. Jo, net spons vokietis. Vengras jis buvo, vengrų tautybės vokietis. Nu, aš tapau, pradėjau su partizanais nuo 46. Nuo 45. Savaizduok, koks aktyvesnis buvau. 14 metų. 46 jau išvedėjau parkelį. Buvo tai Semaška, Montvyca, Majeika, Rapalis, ir paskiau kas dar, šešeniai buvo. Išvedėjau parkelį, išplatė miškų parei. Tarp miškų suksį, eini papirimi, visą laiką papirimi eini. Žvalgydamas visas pusės. Pamatai, kur nors neger, tai jau daug ženklą. Daug signalą pagal gamtos sąlygą. Jeigu pavasarį lakštingalam tą čiolbį, čia išėjant su čiolbį, arba varnas balsas su kranki, a ne išėjant, kai jau gal lėti. O jei atsudaudai kitą balsą, kokį tas jau pavojingesnį, arba sterlis balsą bliauni, tai jau žinant, kad etina gal jau viskas. Įkankam žmogus, arba siautėms į karuomenės į šekystą gal. Ir pas jau pareis, nusilaužys kaklą, tas pėdas parvėškėl kapent, palei pėdas, kuriai. Ir jeigu užbrauk, kad nebūtų suprantama, kas ten ei. Jis daugiausiai užsiminėjo spaudą, kas ypatingai buvo nemėgiama anų laikų valdžios. Spauda. Nu, o ten visokios akcijas ateina tik tada, kada gintis reikėdavo, arba kada ten šitą bausę, ką nors susiždavystę, gal tada tik tai, bet rusų kareivis iš viso skaitydavo betiksliai naikinti, nes ten 100 sunaikinsi, ten tu jau be skaičiaus gali būti. Nu, dar teko girdėti, kareiviškės dvaras toks buvo. Ir ten žuvo 7 partizanai. Tas buvo 47 metais, birželio 3. Nu ir išgirdom šūvius kareiviškai. Tai vuksakai jau čia nebus gerai. Kažkur tai šaudos jau čia yra susirėmėm su stribukais. Ir išaiškiai, kad žuvo 8 partizanai, 9 paėmė gyvą. Ir tuos partizanus išvežė kaltinimus. Ta rimku, kur pasidavė, tai pririšo prie brikas ir tuo vieną partizaną buvo, kai matyt, kai davė iš automatą, kaukolį numuša, nukirta nuo galvos. Tai tam rinkui uždėjo ant galvos tą kruviną kaukolį. Surinka iš kaimą vyrus su vežimais, atvažiavo, sukrovė ir išvežė rimkus, pririšė iš paskos briką. Ir buvo ant gatvės išmesti. Ir paskui atvažiavo į kareiviškį su motociklu, 2 NKVD uniformą. Kaip jūs čia gyvenat, ar jūsų nieks neužpuolė, ar nepuldinėtas, tai sako, man tai za bandits yra. Žinoma, buvo su man tai dušnekas, tik ten tokia uniforma. Nu ir viskas, tai pasakė taip, jums premijas reikia duoti, bet turit kiekvienas parašyti, kiek prisidėjote prie to. Raštų jums premiją duoti negalim. Turit parašyti kiekvienas. Ir paskui buvo talka. Vienu žodžiu pas kaimyną, o mes kaip vaikai nuėjom vakariai tą patalkį ir tik išgirdom, kad
šūviai, kada jau įvykdė tą nuosprendį, kur buvo pasiaiškinimus parašint, tai jie paliko ant krūtinės uždėjo visiems, kad žinotų, už ką gavo. Esu buvęs netoli Varnių. Nu ir kaimynas pasakojo, kai sako, tėvas su savo būriu, jie buvo kažkas apie 8 žmonės, partizanai buvo. Buvo tą sodybą apsupę, nu kaip čia išeiti, kaip ką. Tai tėvas sako, rusiškas pilotės užsidėti, nu, jisai priekyje ir žygioja. Nu, kur buvo apsupę tie, kai sakant, ten atraportavo, kai sakant, tie ir praėjo. Tik paskui jau, kai jie nuėjo jau kelis kilometrus, tie susigrėbė, bet jau buvo per vėlų. Jau Lietuvos laikais Kaune buvo rasta tėvo štabo dokumentų, bidonas paslėptas. Nu ir aš buvau nuvažiavęs, tai kampas prikrautas visokių dokumentų, tenais visko. Ir aš ten įsirinkau tėvo laikraštį, partizanų maldaknygė, ten dar keletą įvairių ten tų kvitų, jeigu būdavo, pavyzdžiui, iš ko nors ten paimamas maistas ar kas ten ką, būdavo išrašomas kvitas. Kad čia, kaip sakant, partizanų reikmėm paimta tiek, atėjus Lietuvos laikams bus kompensuota. Nu, bet čia kaip gavosi, taip gavosi. Girdėjau, kad būdavo renkami šie pasai, dokumentai, ir paskui buvo kažkas tai siunčiamas su tais dokumentais, nu ir paskui 14 tremtinių yra parvežę pasiuntiniai. Šitą girdėjau. Brolis dirba daugiausia tas partizanas. Montvydas, tai jis siųsdavo į Sibirą. Daug kartų važiavo į Sibirą. Važiavo į patį Varkutą, buvau nuvažiavęs. Nu ir čia parvežė į Upėną moterišką tokį partizaną žmoną. Ir Ana papūlė, kažkas paskundė, kada ir ten Skriboką nuveja paėmė, kas parvežė. Sakė, bet bus parvei. Nu ir tai Skriboką pasiėmė, pargui vienus vežti arklį, ta šeimininkai turėjo pakinti arklį. Ir aini du Skriboką buvo ir anun vežė į laukį. Nu ir anie padėjo šautus į pašalį, vežėmą, rūkeitiausi mane. Ten už to šautuvą Skribokų tam ir į mišką. Tas Skribok pradėjo šauti, kad atiduok šautuvą, beje, kur nori, tik šautuvą atiduok. Tai jis 2 metų tai buvo partizanu ir sužeis pas žmogaus buvo nuvėjęs ir jis ten mirė. Į kur palaidoja, niek nežinoma. Išvežtas žmogus ir prie paminklą pastatėm. Ir čia ir partizanas surašyti, to pusė išmirė, antro pusė tremtinė, tai Ketrikavojuose. Įsykim turėjau labai didelį pergyvenimą. Andrius pasikolė, kad turi daug kulkosvaidinių vokiškų šovinių. Ir aš papasakojau, kada atėjo pas mano tėvus Montvydas, kad aš žinau, kas nors šovinių. Tai tu nuveik, pargabenk tų šovinius. Nu ir kas tau veš pieškom. Babą į Baudinau, einam babą pas Jazdauskiūtų į svečius.
Nuvejom, tas Andrius tikrai tų šovinių turėjo daug, apie 500 štukų mums pripylė tarbą. Ant rytoj jau sekmadienį dieną eisim atgal namo. Aš susivyniojau tą tarbą su šovinės į švarką, pasikišę savo po pažastim nešus, pareinam į pašalį, pilna pašalį enkavadystų, pilna pašalį stribų. Tai aš nejaučiau žemės po savo kojoms. Ta baba nežino nieko, ką aš nešu. Aš nečiadu, ta baba retkartas burtelė kokį žodį ir vėl, o aš einu poteros kalbėdams. Ir praėjom laimingą, parnešėm, atidaviau Montvydų tų šovinius. Vakare aš nunešu vakarienę jau vėl ten rūkšteliaudamas nueinu į tarškę. Kažkas stovykloj neramumas toksai, biški sukilę, visi su ginklais, visi, o kas, jokio signalo neturim, kad kas nors, reiškia, būtų. Pasirodo, reiškia, iš Tverų pusės, nuo Šiuraičių girios, pagal paupiais, juos sekė kažkoks, žmogus. Ir jie tą žmogų pastebėjo patys ir suėmė jį. Suėmė, atvežė į tą stovyklą, pasirodo, jie tą žmogų žino. Tai ir špikelis, reiškia, tai ne pirmą kartą. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Aš galvoju, viešpatį mano, tai jie dabar, reiškia, čia, jie sulikviduos tą vyrą. Ir staiga Montvydas, aš buvau apstulbęs, reiškia, tai eik, jam sako. Eik ir daugiau tu neik paskui mūsų pėdomis. Eik. Vyrai visi maždaug, kaip tai reiškia, jisai seka mus, išdavinėja mus, o tu reiškia paleidai. Eik. Ir paleido tą žmogų. Paskui jisai sako, aš pakalbėjau su juo, jis neišduos. Matsvani, jeigu jis išėjo, paleido jis, nueis, praneš, kad stovykla buvo mūsų žemėje, tai viskas. Randat? O kur buvo pavojus didžiausias. Ir štai jie, reiškia, tokį jau faktiškai nebepaleisdavo. Tai karo laikas, nieko nepadarys, reiškia. Man labai toks įsiminė jų vienas toks labai įdomus dalykas, kaip jie išeidavo. Reiškia, sodyboje jau padėnevoje buvo ir išeina. Prie mūsų trobos galo taip susirikiuoja visi vyrai. Ir visi taip tyliai sugėdodavo himną. Man naktį, žinai, tas vyrų toks ramus gėdojimas. Aš nieko gražesnio nesu girdėjęs, kaip jų gėdojimo himno. Tai toks atsidėkojimas, atsisveikinimas su šeimininku ir tada jau išeidavo, ir mes nežinom, kur išeidavo.